Sveiki. Taigi, praeitą kartą mes sukūrėm mini chato programėlę. Galim pažiūrėti, kas jos viduj. Yra daug čia dalykų. Kai kurie mums dar nieko nesako. Models, controllers, views. Mes naudojam tik šitą. Kambarys P. Taip. Mūsų kontroleryje yra tik index funkcija, kuri suviršina gaunamus duomenis iš puslapio ir jos išsaugo, paskui iš jau išsaugotų duomenų paima jos ir vėlgi atvaizduoja čia viską, ką reikia. Tai sudėtingose sistemose labai sveika yra atskirti duomenų saugojimą nuo jų atvaizdavimo. Tai yra, pažiūrėkime, yra tokia labai šauni, kaip sakant, knygutė apie WebTipI. Ir čia bus gražus paveiksliukas, kuris paaiškins, taip, čia tai, ką mes matėm praeitoj pamokoj, o čia paveiksliukas, kurio dar nematėm. Ką jis rodo? Esmė yra Model View Control principas. Jis paremtas skaidyk ir valdyk dar romėnų laikų principu. Suskaido atskirai saugo duomenų saugojimą ir aprašymą, atskirai atvaizdavimą tų duomenų ir dar atskiria jų perdavinėjimą tarp programos vartotojo. Šiandien daugiau iš tikrųjų kalbėsim apie vaizdo duomenų parodymą išsamiau, o dabar pas mus duomenys saugomi faile, o dar geriau jos būtų saugoti duomenų bazėje, apie tai galbūt dar vėliau. Štai matom, čia pas mus irgi yra mūsų minėti models, controllers ir views. Vienas esminių naudingų dalykų su views, kad tu gali duoti dizaineriui žiūrėti išdėstymo reikalus ir jas nesipainios tau logikoj programos. Standartiškai galėtų atrodyti taip. Čia yra default, reiškia, numatyto kontrolerio standartinis jau paruoštas WebTipI, liaudiškai tariant, viewsas arba išvaizdos aprašymo failiukas. Jame čia jis naudoja kažkokį jau bendresnį layout HTML, kaip importina, vadinkim, pagal Python analogiją, bet tiesiog nurodo, kad bus pagrindas naudojamas layout HTML, kuris irgi kažkur čia yra layout. Štai. Bet jau į jį mes nesikišime, jis ten turi paraštų gerų dalykų, o tiesiog norim sudėti savo informaciją. Tai mums tos informacijos kol kas bus labai nedaug. Bandome, kad galėtume kažkokią žinutę vieną pateikti. Ir taip. Na gerai. Va tiek. Taip, sukurkim savo naują viewsą. Mums reikia tą view susijęti pagal, dabar čia nematysim, pagal savo kontrolerio pavadinimą ir jame esančios funkcijos pavadinimą. Kaip čia buvo pavyzdys, matosi, default kontroleris turi index HTML. Mes taip pat padarom create kambarys index HTML. Atsirado pas mus plikas viewsas. Mes jį galim paredaguoti. O, netgi turi minimalų reiškia layout, reiškia išvaizdą. Gal to netgi ir užtenka. Esmė, ką jis padaro, tai iš kontrolerio grąžinamus duomenis jis jau gali atvaizduoti. Turi specialią funkciją beautify, kad jie juos gražiai pateiktų. Dabar reikia eiti į kontrolerį. Tai čia galima kambarys P susirasti. Jis jau atsiranda. Ir jame galima būtų tuos visus duomenis, kuriuos mes čia įmontuodavome į savo HTML, pateikti jam tiesiogiai. Tai HTML mes laikinai šitą daiktą čia paliksim negrąžinamą, o grąžinsime tik tai, kas yra duomenys programoje, mums aktualūs. Tai dabar mes jį grąžinti turim kaip žodyną. Tai labai nedaug čia keičiasi. Dictionary. Taip, žodyną galima sukurti tokiu būdu.
funkcijai dict paduodamos poros reikšmių. Tai yra raktinė reikšmė ir, sakant, jo jau duomenų reikšmė. Tai duodam data, logą ir slaptažodį. Ir jeigu viskas gerai, išseivinam ir galim pažiūrėti index exposed, ką mums parodo. Parodo, kad gavo duomenis. Tokią datą, tokį logą, tokį tuščią niką. Dabar mes galim čia atskratyti šitos ceremonijos, palikti tik tais žinutes. Tai, čiatas. Logas bus pavadintas pas mus dabar čiatu, kad turėtume tik grinus duomenis, nes maišytų kiti makaronai. Vėl išsaugom, pažiūrim. Nu va, jis irgi gražiai atvaizduoja palyginus. Gerai, kas toliau? Dabar mes tą HTML galėtume perkelti į mūsų sukurtą vaizdo failą, view, nes dabar kol kas formos mums nepagamina. Čia uždarom, ko nereikia. Taip, matom, kad susietas yra index view čia iš karto ir galim įterpti visą ceremoniją. Dabar tose vietose tik šiek tiek kitaip apsirašo. Dvigubais tais kliausais ir lygų gali įterpti duomenis į tą vietą pagal duomenų pavadinimą grąžinamuose dictionary sąraše. Tai date. Čia naudojama specifinė, dažniausiai tokia specifinė templatinimo kalba, reiškia. Templatai vadinami vaizdo šablonai. Tai pokalbių data, visas čiatas. Vėlgi, pamatysim, čia dabar įterps jį tiesiog kaip buką sąrašą, bet paskui mes papildysim, turėtų gautis gerai. Ok, bukas sąrašas atrodo baisokai, bet atsirado jau forma pas mus, nors čia tie patys visi likę duomenys, kurie išvardinami per response var, tai yra per atsakymo kintamuosius. Greitas būdas gražiai pavaizduoti sąrašą su Beautify yra tiesiog pritaikyti Beautify funkciją. Taip. Išsaugoti ir pažiūrėti, kaip dabar atrodo. O, iškart jis supranta, kad mes norim tvarkingiau matyti vaizdą. O, jeigu mes dar norėtume vėlgi kažkaip tai išsameu jos visus apdoroti, mums reikėtų turėti atskirais laukais vardą ir jo žinutę. Tai kad atskirti vardą ir žinutę, galima čia gudrauti. Visur čia tose dvigubose tose skliausose galima naudoti pilnavertį Pythoną su tam tikrom smulkiom išlygom. Tai mes galim padaryti taip. Galim čia pasukti ciklą. Taip, ciklą mes darysime tuo standartiniu Pythono būdu. Tada mes tai, kas buvo anksčiau čia kontroleryje daroma skaidimo eilučių ir jų truputį pagražinimui irgi perkelimsim į vaizdą. Taip, tai skaidom kiekvieną eilutę pagal dvitaškį ir tada mes jau įterpsime list item, reiškia list item ir įdedam tą patį HTML, kuris čia buvo paruošiamas. Ir pabaigoje reikia ciklą uždaryti, tačiau lygiavimas HTML puslapiuose nėra niekada tvarkingas. Dėl to buvo sugalvota tokia tuščia komanda, čia yra standartinė Pythono komanda, path, kuri realiai nieko nedaro, bet jinai pasako, kad reikia baigti artimiausią ciklą arba ifą arba artimiausią reikalą, kuriame buvo dvitaškis. O viskas tarp jų bus komandos Pythono arba HTML interpai. Matom, čia prasideda Pythonas, čia baigėsi, ir tada galima HTML rašyti. Vėl Pythono gabaliukas, vėl HTML. Tai tas principas labai primena PHP. Ir WebTP man patiko būtent tuo, kad jis pradedantiesiam leidžia viską netgi daryti views failuose, kaip ir PHP leidžia pradedantiesiam viską daryti bendrai, kad pradedantiesiam labai faina, bet sudėtingose sistemose tai jau nebūna gera praktika. Ir ką mes čia gavom? Išsaugom,
ir pažiūrim. Va, dabar jau gražiai rodo. Jeigu norėtume, kad būtų nereikėtas sąrašas, tai čia turėtume pasakyti unordered list. Tai, view, jam tabą padarom, kad būtų paprasčiau. Veikia. Gerai. Tada duomenys jau naudojam, galim juos iš čia paslėpti. Taip, dar galim kambarį dabar atsikratyti to, ko nebereikia. Tai nicer nebereikia mums. Ir nebereikia šitos ceremonijos. Taip, dabar atrodysim biškį gražiau. Čia, prašom, kartais vaizdas sumažėja be reikalo. Taip. Na, va, mūsų kontroleris dabar šiek tiek apsivalė, jame vyksta dar duomenų tvarkymo logika, bet paskui viskas paduodama į vaizdo formavimą ir čia gali pasižiūrėti, kaip išsidėsto. Ar forma veikia? Nežinau, bandom. Čia galima nueiti. Galima vis čia, prašau. View. Prašom, taip geriau. Jau buvo. Labai nesvarbu dar, kad ta alio veikia. Jans, Jurgis. Jau toks irgi po. Na, veikia. Tai smagu. Reiškia, su visais trumpai tiek, kas dar jos yra gero. Kai mes atsirašysime duomenų modelį specifiniu būdu, Vertify paruoštu, bus galima automatiškai ir formas generuoti ir duomenų validumą patikrinti, ar įvesti čia, pavyzdžiui, žinutės ilgį galėsim riboti, galėsim, pavyzdžiui, nurodyti, kur turi būti skaičius įvestas ir panašiai. Tam kartu tiek.